Bandau važiuoti šiandien į geležinkelio stotį su traukiniu į Kazlų Rūdą ir po to pėsčiom eisiu į ežerėlį. Kazlų Rūda. Spėjau traukinį, viskas gerai. Čia ne vienas eisiu į pasivaikščiot. Šunį radau. Pasirodo, šuo ne vienas važiuoja. Labą dieną, kur važiuojat? Į Rytų Vokietiją. Gerai. Aš tai tik į Kazlų Rūdos. Tai tu anksčiau išlipsi? Aš anksčiau išlipsiu. Čia šitie 3-4 žavūs jaunuoliai eina su komandos vadovu. Labas rytas. Išlipom Kazlų Rūdoj. Trumpas pitstopas parduotuviai Kazlų Rūdos. Aš tai net nesitikėjau, kad dirbs sekmadienį parduotuvė, bet čia pasirodo yra IKI, kuri dirba beveik visą parą. Priėjom labai didelį miestelį Kazliškiai. Jau einam 1 valandą. Viskas neblogai sekasi. Turėjom pirmą savo tarpinę stotelę Jūrės tvenkinį. Niekada nesu čia buvęs. Sakė, ir iš mano pakeleivių nei vienas čia nėra buvęs. Net bandysim lipti ant ledo. Nu bent jau aš tai tikrai bandysiu. Jonai, lipsi ant ledo? Tai aišku lipsiu. Tiek kai jau, kad užlipti ant ledo. Reikia būtinai užlipti. Styvis yra buvęs ant ledo? Jūrės tvenkinį praėjom, ledas 10 cm, sakė žvejai, gaila niekas neįlūžo. Styvas įlūžo. Styvas įlūžo. Ir traškėjo labai ledas. O sekantis sustojimas Kazlų Rūdos oro uostas. Karinis objektas ir gal pamatysim kokį naikintuvą tūpentį. Sekantis tikslas – slaptas bunkeris, kuris yra nuo Kazlų aerodromo nutolęs per 2-3 km. Slaptas apleistas miškuose bunkeris, lygtais kalbos sklando, kad tai yra Brežnevo slaptas bunkeris. Po to planuojam kepti dešrosą prie laužo ir varyti į ežerėlį.
Sekantis sustojimas Giriakalnis. Visi pasitarėm ir Povilas nusprendė, kad einam vis dėlto dar iki jo. Ir ten kepsim dešrą. Liko 4 km iki ežerėlio. Pradėjo tempt. Jau sutemo, nepradėjote. Neturim prožektoriaus. Bet 4 km nueisim per 25 minutės. Nu gerai, per valandą. Ir dar valandą lauksim. Ir valandą lauksim autobusą. Styvis gyvas ir sveikas, aš tiesiog netyčia jam buvau užmynęs ant kojos, bet viskas yra gerai. Beje, visus su naujais metais. Neužtrukom nei 7 valandų ir pasiekėm ežerėlį iš Kaslų Rūdos. Dabar laukiam autobuso, važiuosim į Kauną. Pasakras, kiek iki Kauno? 236.